Jau prasidėjo teisminiai ginčiai su miesto energija dėl žalos atlyginimo. Kai kurių tarybos narių nepasitenkinimą kelia nemažos teismų išlaidos. Tačiau visi turime suprasti, kad sutarties su privačiais šilumos tiekėjais nutraukimas buvo tik pirmas žingsnis, kad vien savivaldybės specialistų jėgomis, be advokatų ir šilumos ekspertų pagalbos sunku kovoti prieš bendrovę, kuri turi galimybę samdyti keletą advokatų ir skirti milijoninės lėšas kovai prieš savivaldybę. Vieną kartą priėmę sprendimą nutraukti mums nepalankę sutartį. Turėtume sutelkti jėgas tolesniams žingsniams. Teismų maratonas, ko gero, dar tik įpusėjus. Ir turime ne tik tai suprasti, bet ir kiekvieną dieną jiems ruoštis. Aš kalbu apie straipsnį besidedantis visuomenės klaidinimas. Šis spausdintas rajono laikraščio Gimtoji žemė. Rašiau, kad numeris 38, užsakymo numeris 00123/13. Pinigų trūksta, o jie eina į kairę ir į dešinę. Taip galima suprasti. Aš perskaitęs tą straipsnį neradau nei vieno klaidingo sakinio. Kažkodėl tai mes randame įlydį. Matote, tai kieno akimis žiūrėsime. Jūs trumpai minėjote apie komunalinę atliekų surinkimą ir taip toliau. Čia prieš pratinant aš jau kalbėjau, dabar vėl. Kieno yra pareiga? Ar to, kas renka šiukšlės, ar to, kas organizuoja, kad jos būtų laiku išvežamos. Pavyzdys vėl, Rimūnų kaimas. Prieš 2 savaitgalį buvom atvažiavę. Konteineris beveik pilnas. Praeitą savaitgalį buvom, konteineris jau pilnas. Šiandien specialiai išvažiavau, konteineris jau nebėra kur dėti. Užėjau pas žmogų, šalia kurio stovi, kada buvo atvažiavę. Neprisimenam. Buvom atėję, sakėm, kad vežkite reguliariai. Tai, kai prireiksite, tai tada reiškia ir skambinkit mums. Kieno yra pareiga? Gyventojai yra ne savivaldybės darbuotojai. Mums telefoninis pokalbis reikia mokėti. Šiuo metu, jūs tikriausiai žinote, yra truputėlį pereinamasis laikotarpis. Viena įstaiga perduoda kitai. Ir, labai gaila, kad tai vykdoma, sakyčiau, nesąžiningai. Nuomonėje antisanitarinė zona gaunas. Nuo namo 10 metrų. Konteineriai atidaryti. Varnas ištampa. Šiukšlės aplink namą nespėjam rankiai. Išvažiavimas iš kiemo išvažiuoja, tos avarijas nevyksta. Mes tam turime nuotraukų pridarę viskas. Užstoja išvažiavimas iš kiemo. Jie maišasi. Paprasčiausiai, vasarą visą smarvę pro langus nuo tų konteinerių į namą. Jos reikėtų kažkur tai šonams statyti, aš nežinau. Taip, prie 21 namą. Prie 21 namą aš noriu pasakyti, kad bus įrengta nauja aikštelė, tam tokios konkursas, tai buvo savivaldybė įsiela už tą kainą, konkursas buvo nutrauktas šiais metais, nes jos dėl konkursą, tai ten bus įrengta nauja aikštelė. Reikėtų šoną kažkur. Dėl šoną ir jinai bus patraukta. Dabar Žiedo gatvė trukdo. Visas mūsų rajonas neša į mūsų konteinerius. Aplinkui arba reikia aptverti konteinerius arba kažką. Nešioja šiukšlės visur. Kur kas nori, nespėja išvežti. Viskas šiukšlės barstosi. Kad nešasi ties mūsų apsaus. Žiedo gatvė trukdo namų. Žiedo 3A. Ten taip, mes buvom nuvažiavę, kad konteinerių iš tikrųjų nėra kur patraukti, tai irgi galvos apie naujos aikštelės reikėjo. Kad būtent kartai ir apsujungti. Taigi sakau, kad būtent kartai ir apsujungti žaidimais. Aš norėčiau pasakyti visiems rajono gyventojams ir miesto, kad iš ties šiandien šiukšlių tvarkymas kelia problemų. Ir tuo darbu, kuris šiandien yra atliekamas, aš labai nepatenkintas. Gyventojai man skambina, iš ties daug išsako problemų, bet šiandien yra pereinamasis laikotarpis. Aš tikiuosi, kad naujieji konkursą laimėję
naujoji įmonė, na, tvarkėsi žymiai geriau. Aikštelės, kurios yra... Ar nebus taip kaip su Panevėžio berniukais? Aš norėjau paklausyti dabar. Vyko konkursas, ieškojo tas, kas pigiau veš. O pasirodo, pažiūrėkit, kokias kainas gavom iš šiukšlės. Tai kam tada paimti kokius Vilniškius, tada vežė savi ir jūs nežinot, gal kokias sąskaitas gavom jau už šitos metus, kur vežė Mūsiškiai Versmė, pavyzdžiui, už pirmą ketvirtį 31 litas. O jau už trečią, ketvirtą ketvirtį jau tam pačiam 44 litai. Tai dėl ko jie pabrangino? Kokiu čia tikslu? Prie ko tada mes einam? Ne jie pabrangino, o priimtas naujas rinkliavos. Čia geriausiai tada gauna daryti tiems, kas va taip gali rinkti pinigus. Kiek nori žmogaus ir gali paimti. Ir tokius įkainius paimti. Dabar, kad ir parduotuviai ima Maximas tą patį įkainį ir, pavyzdžiui, pas mane tą patį įkainį. Dabar man už metus mokėti apie 400 litrų šiukšlės. Tai nesąmonės, pas man visai nėra šiukšlės. Čia bus tada vieną konteinerį ir aš į tą konteinerį pildysiu 5 metus ir už tą konteinerį tada sumokėsiu. Na, norėčiau visiems paaiškinti, kad šiandien didelė dalis rajono gyventojų yra raštingi ir supranta. Jeigu jam neteisingai pateikta sąskaita, yra mokesčių skyrius, į mokesčių skyrių ir išsiaiškinti iki galo viską vietoje, kad nebūtų jokių neaiškumų. Su šiukšlės sodų bendrijoje apskaičiuojamas neteisingai. Tiems, kurių namukai registruoti registrų centre, nors ten ir negyvena, moka mokestį. Kaip gyvenantieji daugiabutyje. Mokestis skaičiuojamas. O tiems, kurių namukai neregistruoti registrė ir jie vasarą gyvena, mokestis neskaičiuojamas. Ar numatoma šią problemą spręsti? Arba apmokestinti visus, arba tik tuos, kurie nemoka šių mokesčių kitur. Na, iš ties tai klausimas, į kurį reikia ieškoti atsakymų. Ir mūsų mokesčių skyrius turi dirbti šitą klausimą. Aš kitų klausimų norėjau. Jau 3 metai su mumis nesudaro sutarties šildininkai. Ir pas jūs duoti šitaip visi paskaičiavimai. Dėl ko nesudaro? Todėl, kad pagal įstatymą reikalauja 7 punktus įtraukti. A čia jie neįtraukia, užtat ir nesudaro. Ką mums tada daryti? A gal mums kainą nustatyti ir mokėti? Vyrai, jūs dirbat tuo klausimu ir šitą... Kaip į sieną. Ir jums parašym, tai spręskime. Man atrodo, šitą įspręsim. Jau šitą mes susitarėm, kad padarysim. Mindaugas ramybės neduoda. Ir labai teisingai daro. Tas klausimas turės būti išspręstas. Labai greitai. Dar ponas meras žadėjo jaunimo gatvėje kas kelius nukelti šitos. Taigi gali nukėlėti? Vieną nukėlė. Vienas dar visai normalios būsenos, sakytas jau tenai baisu, tenai ir vaikai įlis, kada ar pateks, nes ten išlaužytais supūvės viskas. Du nukelti, vieną būdą, jų nukelti. Ką su jais daryti? Padegti galima, bet čia bus problema. Padegti negerai. Nes kažkokį už tą vietą gaudės. Visi, kas svetingi, užeina už jo, ant langą labai gerai vaizdai. Na, norėčiau paaiškinti, kad... Seniūnas ką sako? Bus nukelt. Žmonės įspėti yra. Jau įspėti. O Reiškia, bus nukeltas yra. Vytauto gatvė prieš Ligoninę. Veikiantis yra. Veikiantis yra ten. Nu, veikiantis, bet ir mums ten tiesiog tualetai prieš langus. Veikiantis tualetai. 3 veikia, prekiauja. Bet dabar žiūrėkit. Na, mes turėtume galbūt, aš suprantu verslį, bet dabar mes turim suprasti tos žmonės, kuriems prieš langus yra tualetai padaryti už tų keskelių. Na, tai ne tik prie keskelių, prieš Panto namo veterinarijos gatvė Katrynės. Bet ne tie, kurie tualetas ir baras girtuokliam. Galime dar... Buvo, reiškia, galinėse nambuose ne taip gerai šildoma, kaip vidurinės. Atvykęs tą darbą, kainavo visas tas darbas, kainavo apie 29 000 litrų.
mūsų sąskaitai kapitaliniam remontui buvo virš 30, nu tai jis beveik visus ir nurašė. Bet davė be jokios sąmatos mes nematėm. Tik tai paskui, kai atliko darbus, skelbimo lentai paskelbė, kad va tiek nuo mūsų sąskaitos lygiai 29 tūkstančius nurašysi. Ir tą jie padarė. Vykdant pertvarkos darbus šitam mazge, susidarė daug metalo atliekų. Tas atliekas metalo laužą nuvežė iš pirktuvę ir pridavė. Gavo 1700 litų ir kaip paaiškino per susirinkimą direktorius, tos 1700 litų išdalino darbininkam premijas, kurias turėjo tai sumai sumažinti mum apmokėjimą, kai neturėjome dalykų. Tada mes parašėm raštą, surinkom parašus ir kad grąžintų tos 1700 litų į mūsų kapitalinio remonto sąskaitą. Gavom atsakymą sausio mėnesį šių metų, kad pervesta 1200 litų į mūsų sąskaitą. Bet pagal esamus duomenys, tie 1700 litų iki kovo 1 dienos nepakliuvo. Tai kaip daryti tada? Kodėl atsakinėja neteisingai? Maudo, kaip sakot, ir viskas žmonės. 1700 litų, mano nuomonė, čia kaip bokeliai buvo, išdalinta grinais ir viskas. Niekur neišpajamų. Yra direktorius ir toj pat, jeigu pabando atsakyti. Kodėl? Galima. Iš tiesų, visos lėšos, kurios buvo gautos, aš dabar skaičių bijau pasakyti, tam nesiruošiau, visos gautos lėšos už priduotą juodą metalo laužą išmontavus šiluminį punktą ir ten visi kiti dalykai sprendės pervesti į šito namo kaupiamų lėšų sąskaitą. Čia tikrai visi. Ir aš dabar ar 1200 ar 1700 tikrai negaliu pasakyti, galim atskirai pakalbėti. O rytoj aš galiu pasižiūrėti ir jūs informuoti. Būtų ūkė irgi stovi vaiduoklis, kiekvieną vakarą ten tiek prisirenka jaunimą, paauglių, tikrai dėl nelaimė bus, ten kažkam taip. Tai va šitą turėtumėt kaip šeimininkai spręsti. Ir mes kaip mūsų kartą nežinom to žodžio, kad negalim. Ačiū, kad jūs tai išsakėte. Pas mane kaip tik buvo tie šeimininkai to žemės ir jie labai prašė, kad jiems sumažintų žemės mokestį. Bet labas, ir čia gali būti sumažinimas, jeigu aš tvarkau. Ačiū, ponė. Jūsų pasakymas mums padėjo rasti sprendimą. Viską. Vilija, atsakykite. Seniūną, stašą į turgų, kad patvarkyti. Kurį? Iš pavasario jų negalima perėti, reikia eiti aplink. Atsiprašau, jūs turit minti individualius ar bendros Takas, kuris turbūt? Kuris takas? Su anu operatorių buvo, vieną per šiek tiek išlovė, bet šiais metais iš tikrųjų to nedaug. Nemokėkit pinigų. Taip yra numatytos sutarty baudos ir mes kurie šiandien priėmė tokį pareiškimą, kad ruošia nuversti čia mūsų valdžią dabartinę. Todėl aš kaip pilietis ir man atrodo daugelį kitų įdomu išgirsti, kodėl jie nori, kodėl jie blogai dirba ir ką jūs atėję galėtumėt padaryti geriau. Kodėl meras čia kaltas, kodėl gal direktorius kaltas, vicemeras, kad jie visiškai nieko nedaro. Ir va tie, kurie čia pretenduoja, matau, ir į mero postą, ir į varžgalio postą, pasakykit, kodėl jūs tą siekit ir ką jūs pakeisite. Nes mes išrinkom jums. Jūs turite atsiskaityti rinkėjus. Mes išrinkom jūs pasakyti. Jeigu leisite, aš atsakysiu per porą sakinių. Vienas dalykas tai yra neperversmas, tai iš tikrųjų tvarkingas įstatymais, tai štai galimas valdžios pakeitimas. Antras, aš pasakysiu tiek, kad aš nelinkęs kritikuoti,
jau reikės dirbti, tai sakysim, valdžia dirba, bet aš esu įsitikinęs, kad naujoji valdžia dirbti dar geriau ir dirbti produktyviai yra du skirtingi dalykai. Ačiū. Tai gerai, ką jūs padarysit produktyviau? Gerbiamas patinė. Kas bus geriau? Tais laikraščiais nurodys. Tai mes norim išgirsti. Jeigu jūs dabar nepasakot, tai vat mes organizuojam tokį piketą tą dieną, kad apversim. Bet aš, matot, kodėl, aš nenoriu, tai užims laiko tiesiog, aš galiu pradėti vardinti. Antradienį viskas gal gali pasakyti. Aš galiu sakyti, ar jūs klausot, ar galim pasakyti. Aš noriu atsakyti su Gal meras blogai darė, kad nedarbo metu ten alaus prieš. Aš nenoriu sakyti apie blogį, apie istoriją. Aš noriu į priekį. Aš noriu kurti, generuoti idėjas. Dirbkit kartu ir eikit į priekį. Tai jūs, jeigu nenorit klausyti, aš atsiprašau. Aš noriu klausyti, bet patys nepasakai. Ta diskusija, jinai nebus produktyvi.